Prasmės alchemija. Apie prasmingus dalykus, ne visai paprastai, bet prasmingai. Turbūt didžiausias iššūkis vadovaujant, būnant samdomu vadovu, ar ne? Tai būtent dirbti su tais, ką paveldėjai, ar ne? Tai aš visą laiką buvau ta vadovė, kur labai daug investuodavau į žmonės. Kai yra jaunas verslas, tu turi daryti viską, ar ne? Tu negali užsidėti to ant pečių, dabar būsiu įmonės vadovu. Kai sako, kad aš ten nelaimingas, ar ten nematau prasmės gyvenimo, aš visada užduodu klausimą, o ką tu padarai, kad tu būtum laimingas? Sveiki, čia su jumis Prasmės alchemija. Tinklalaidė, kurioje SMK aukštojoje mokykloje aš, jos kanclerė Gabija Skučaitė, kviečiuosi įdomius pašnekovus, verslo lyderius, psichologus, filosofus ir kalbame su jais apie prasmę darbe ir gyvenime, ką mums tai reiškia, kodėl mes šiais laikais taip akcentuojame prasmės paieškas. Man ir pačiai ši kelionė prasidėjo prieš keletą metų, pradėjus studijuoti semiotiką ir atvedusi mane į prasmės paieškų kelią. Iš to gimė šis projektas Prasmės alchemija, todėl labai džiaugiuosi galėdama pati tai tyrinėti su kitų žmonių ir ekspertų pagalba. O šiandien pas mus šioje studijoje svečiuojasi nauja nuostabi viešnia, lyderė, moteris labai daug pasiekusi ir daug veikianti gyvenime, Vilma Bružienė. Vilma, apie jūs turiu labai išsamų pristatymą, kad 30 metų dirbot vadovaujamą darbą įvairiose kompanijose, Cobalt ir medicinos ir nekilnojamo turto srityse ir advokatų kontoroje. Labai plati jūsų veiklos aprėptis. Bet 2022 metais įvyko pas jūs toks, atrodo, perversmas lūžis ir nusprendėte po tokios pažangios vadovavimo karjeros imtis nuosavo verslo ir įkūrėte nekilnojamo turto projektų valdymo ir gyvenimo paslaugas teikiančią bendrovę Town Projects. O kodėl vis tik pačiai, Vilma, gimė tokia mintis imtis visų pirma nuosavo verslo, iš kitos pusės tokioje srityje kaip nekilnojamas turtas, ir ar čia buvo koks nors tas prasmės momentas, kurį atsukus laiką dabar galima būtų apčiuopti ir pagauti, kad vis tik tie 2022 metai įnešė kažkokį naują prasmės pojūtį gyvenime? Tai visų pirma, Gabi, ačiū labai, kad pakvietėt ir kad jūs inicijavote tokią šaunią laidą. Aš manau, kad tikrai daugeliu žmonių, daugeliu jaunų žmonių svarbu stebėti tuos žmonės, kurie jau, kaip sakot, kažką šitą pasiekia gyvenime. Ir pasidalinti tą patirtim visada yra be galo smagu. Na, turbūt ir ateina tas metas, kalbant apie prasmę, kada norisi dalintis, ar ne? Kada jau kūrėme, augome ir ateina metas auginti kitus. Tai jeigu taip truputėlį grįžti atgal į istoriją, kaip visa tai įvyko, ar ne, tai man buvo iš tiesų besiartinantis labai gražus jubiliejus, 50 metų. Ir mes visada prieš tokį jubiliejų turbūt pradedame perversti tuos gyvenimo puslapius ir galvoti, kaip čia mūsų tas kelias vingiavo, ar ne, ir ką mes nuveikėme, ką mes planuojame ateityje veikti. Ir tikrai neslėpsiu, sukurti savo verslą, vadovaujant skirtingom įmonėm ar padaliniam, visada buvo svajonė ir matyt siekiamybė, bet matyt nebuvau pakankamai pasiruošus ir turbūt reikėjo sukaupti tą patirtį skirtingose įmonėse tam, kad priimti tą sprendimą. Tai žodžiu, tų apmąstymų metamorfozėje ir gimė ta idėja, kad na kada? Dabar. Ir iš tiesų mano įmonė buvo įregistruota būtent birželio 15 dieną, tą datą, kai ir man suėjo 50 metų. O, kaip nuostabu. Taip pataikyta. Prasmingas toks sutapimas atrodytų, bet tikriausiai čia jau nesutapimas, o toks prasminis įvykis. Taip, čia prasminis įvykis, tikrai labai norėjau, kad sutaptų tos datos iš tiesų ir taip pasisekė, taip atsitiko ir žodžiu, nuo tos datos buvo įregistruota įmonė Town Projects ir taip mes pradėjome užsiimti nekilnojamo turto projektų valdymo veiklą. O ta idėja, pati verslo idėja, kaip gimė, irgi turbūt galėčiau pasidalinti, tai būtent prieš tai dirbant baldų projektavimo ir projektų valdymo įmonėje, visada matydavom,
kliento didelės akis, kai jam reikia kažką įsirengti. Na, jūs pati esate išvyščiusi ne vieną šaunų projektą, kur reikėjo daryti įrengimą, sakykime, kad ir šios mokyklos nuostabios aukštosios. Ir tada visada yra didžiulis galvos skausmas. Ar ne? Nuo ko pradėti, kokie tie baldai, koks tas interjeras ir tie vadovai arba savininkai, jie niekada neturi patirties ir kompetencijos dažniausiai. Ypatingai, kai pirmą projektą daro, ar ne? Jau ten, kai jisai yra entasis, tai tikrai atsiranda ir patirtis, ir tam tikri kompetenciniai gebėjimai. Bet kai yra nauja, tai yra didžiulis iššūkis ir didžiulis galvos skausmas. Tai vat, matydama tą kliento didžiulę problemą iš tiesų ir kilo idėja, kad jeigu galėtum pasiūlyti tokią paslaugą, ar ne? Nes įmonės viduje vis tiek kažkas turi kuruoti šitą projektą. Tai labai gerai, kai kuruoja žmogus, kuris turi gilią kompetenciją ir labai gerai supranta, iš ko tas baldas padarytas, ar ne, kokie tie interjero elementai turėtų būti, kokie vieni ir kiti ergonomiški baldų sprendimai turėtų būti, kalbant apie biurus. Tai va, taip ir gimė ta idėja ir dabar mes ir poreikio ir problemos matymo. Labai, kai būna, sakoma, taip ir reikia gimdyti verslo idėjas, iš to, kai pamatai realybėje tam tikrą poreikį. Aš dar, aišku, iš savo pusės, bet čia mes ne apie tiek apie verslumą, bet turiu čia tas irgi, kad ir taip gimsta ir kartais jos tiesiog gimsta iš kažkokios ateities vizijos, kur matai, kaip dalykai galėtų įvykti. Ir nebūtinai iš problemos, bet pats pačią matau, gimė ta idėja, jinai užgimė, tapo kūnu. O kaip pasikeitė Vilma pačios rolė ir pačios kaip vadovės rolė, nes ir anksčiau buvo vadovės rolė, dabar vadovavimas persikėlė į savo nuosavo verslo kūrimą ir vadovavimą komandai. Ir vėlgi žmonės motyvuodami prasmingam darbui, motyvuojame per savo pavyzdį, per tam tikrų vertybių skiepijimą. Ar čia galėtumėt kažkokį skirtumą įžvelgti tarp tos ankstesnės patirties ir to, kas užgimė 2022 metais? Nu ir apskritai, o kokia vadovo rolė yra, kuriant prasmingą darbą? Ką vadovas čia daro, ar ką pati darote? Na, turbūt vadovas visuomet yra tas lyderis ir aš visą laiką mėgstu tokį palyginimą sakyti, kad kuo vadovas skiriasi ne nuo vadovo, ar ne? Tai vadovas turi sprendimų priėmimo ne tik tai galę, bet ir atsakomybę, ne? Didžiulę atsakomybę. Tai tie, kuriems tenka priimti sprendimus, visada turi būti, matyt, truputėlį matantis šiek tiek toliau, ar ne? Negu kiekvienas iš mūsų, kur dirbame ir darom kasdieninės užduotis. Ir kai esi tas, na, vizionierius turbūt, arba strategas, sakykime, kur matai truputėlį daugiau ėjimų į priekį, tai tiesiog komandos dėliojimas yra toks kertinis turbūt dalykas. Aš visada komandos žmogus buvau ir man atrodo, kad tavo sėkmė absoliučiai priklauso nuo tavo komandos. Bet, kadangi klausėte apie skirtumą, ar ne, ir aš jį tikrai labai aiškiai galiu įvardinti, kai esi samdomas vadovas, nesvarbu, ar to padaliniui kažkokiam vadovauji, ar tu įmoniai vadovauji, tu dalį komandos paveldi. Na, daugelis vadovų mėgsta atėję formuoti savo komandą, galbūt pasikviečia į komandą kažkokius naujus žmonės, atsirenka, bet vis tiek visų darbuotojų tu nesusidėliosi, ar ne, iš naujo. Tikrai visada dalį komandos tu paveldi. Ir paveldime mes įvairių žmonių, ar ne? Nebūtinai jie vertybiškai sutampa, nebūtinai jų yra požiūris į darbą ir dalykus panašus ar toks pat. Ir turbūt didžiausias iššūkis vadovaujant, būnant samdomų vadovų, ar ne? Tai būtent dirbti su tais, ką paveldėjai, ar ne? Vėlgi, turbūt gebėjimas ir didžiulė vertybė vadovų yra tuo žmonės motyvuoti, kokie jie bebūtų. Uždegti juos, įkvėpti, užnorinti, sakykime, ar ne, siekti daugiau, tobulėti. Tai va toks pagrindinis dalykas. Tai vėlgi, grįžtant... Kaip tą darote pati, tuos užnorinimus ir tą prasmės suteikimą žmonėms? Nes dabar visi labai siekia prasmingo darbo, kažkokia tampa iš tiesų labai aktuali tema.
žmonės nebenori gerai apmokamo darbo, žmonės nori prasmingo darbo. Na, taip galima labai gal suabsoliutinti, bet maždaug tokia formuojasi tos mūsų tokios pažangesnės, geriau gyvenančios visuomenės motyvacija, kad žmonės liktai labiau nori prasmingesnių dalykų. Todėl mes čia ir kalbame apie prasmingą darbą, kaip šalia to, kad duodame žmonėm galimės dirbti ir uždirbti, ir mokam atlyginimą, ir mokesčius, kaip padaryti tą darbą prasmingu ir ką pati darote. Tai visų pirma, turbūt reikia būti tuo geru asmeniniu pavyzdžiu. Nes žmonės, kurie mato tą gerąjį pavyzdį, dalis žmonių iš karto nori tave sekti, ar ne? Dalis žmonių yra tie, į kuriuos reikia investuoti. Tai aš visą laiką buvau ta vadovė, kur labai daug investuodavau į žmonės. Turiu galvoj per tą asmenį kaučinimą, ar ne, per daugybę pokalbių, per tokio challenge'o, turbūt iššūkio darbuotojui, duodant, sakykime, atsakingesnį, nei jam dėrėtų daryti darbą arba užduotis, kur nebūtinai jam pagal pareigybę priklausytų daryti. Taip tu žmonės pasitikrini, ar jie geba, ir labai dažnai jie geba, dažniausiai. Turbūt gal vienas koks atvejis, dabar bandau prisiminti iš praktikos, buvo, kai nesusitvarkė su užduotimi ir visgi pasirodė, kad, žmogui galbūt per sudėtinga ta užduotis buvo. Visais atvejais žmonės taip, susipurto, jie taip truputėlį galvoja, kaip čia, žodžiu, išsigąsta galbūt, ar ne, bet jie paima ir padaro. Ir ką tai reiškia, kai padaro? Vadinasi, jie geba daryti daugiau atsakingesnių darbų, atsakingesnių užduočių, nei jie įpratę daryti. Taip žmonės auga, taip jie ruošiasi vėlgi tapti turbūt kažkokiais vadovais ateityje viduriniosios grandies ir toliau pradeda irgi eiti tą karjeros kelią. Nes man visą laiką klausimas kyla, jeigu 10 metų dirbi toje pačioje pozicijoje ir darai tą patį ir nebuvo jokio kilimo karjeros prasme. Tai tada labai įdomu, ar iš tiesų tu nenorėjai, ar tau nebuvo suteikta galimybė, ar tu nedrįsai, kur yra kokios priežastys. Ir labai dažnai pakalbėjus su žmogum, tiesiog, tai aš net negalvojau, kad aš galiu, toksai atsakymas būna, ar ne? Ir jeigu matai potencialą, tai tiesiog labai nedaug reikia kartais. Pati, manau, esate uždegusi ir įkvėpusi ne vieną žmogų, tai yra labai paprasta. Kartais užtenka to paprasto nuoširdaus pokalbio. Ir dabar aš prisimenu jau ankstesnės mūsų laidas, kai kalbėjom ir matau, kad jau tam tikri atsikartojimai vyksta, kai klausiu apie tai, kas tas prasmingas darbas, kaip jį sukurti, tai vis tik šitą tobulėjimo ir augimo komponentę matosi, kad rutuliuosi viena iš pagrindinių tokių linijų, kad suteikti žmogui tobulėjimas ir augimas yra viena svarbiausių prasmingo darbo dalių, sakykime, ar ne, kad žmogus, ir kaip sakot, Vilma, kad žmogus gali negalvoti, kad jis apskritai tai gali, bet tam tikras toks pozityvus iššūkis gali sukrėsti ir pagalvoti, kad oho, iš tikrųjų galiu. Tuo pačiu ir vadovui tai yra didelė užduotis patikėti ir pačiam, kad, juk aš tik galėčiau ir pats tai padaryti, bet žinot, kaip būna čia tas anksčiau vadinamas tas delegavimas, kurio ten taip vadovai vis bandydavo, kaip sunku susidoroti su tuo, kad tau atrodo, jog tu pats irgi tą gali geriau padaryti arba greičiau ir suteikti galimybę tai padaryti kitam žmogui yra labai didelė vadovo rolė. Ir aš manau, kad čia yra kiekvieno ir net to verslo savininko ar vadovo, bet kurio iš mūsų, aš ir pati čia žiūriu iš savo asmeninės pozicijos toks uždavinys, kad atiduodamas kitam, tu iš tikrųjų padedi kitam žmogui augti, o pats irgi augi. Nes šitas delegavimas reiškia išreikštą pasitikėjimą. Kas jums, Vilma, yra pačiai tos neprasmingos užduotis arba kur pagaunate, kad tai yra kažkas, ką jaučiame atliekant be kažkokio įsikvėpimo ir kur įvyksta ta konversija, kad vis tik suprantame, jog ir tų dalykų mums reikėjo atlikti tam, kad vis tik ar yra ta neprasmingų užduočių konversija į tai, kas galų gale mums suteikia prasmę. Ypatingai pradėjus savo verslą, tai galėtum sakyti, yra daug neprasmingų darbų, tai turbūt labiau turime galvoje, kad tie, kur
tau nesinori jų daryti, bet juos padaryti reikia. Ne? Bet be abejo, konversija visuomet įvyksta, nes tu tiesiog supranti, kad kai yra jaunas verslas, tu turi daryti viską. Ar ne? Tu negali užsidėti to ant pečių, dabar būsiu įmonės vadovu. Beje, mūsų įmonės modelis yra labai įdomus tuo, pas mus nėra vadovų. Mes tiesiog neturime vadovų, mes samdome brandžius žmonės, kurie geba priimti sprendimus ir dirbti absoliučiai savarankiškai. Jūs jų neįvardinat pareigybėje kaip vadovų, ar čia tiesiog struktūra organizacinė? Struktūra organizacinė tokia, pas mus visi yra vadovai, sakykim taip, ar ne? Galima dėti lygybę ženklą ir aš beje labai džiaugiuosi ir čia turbūt prie ankstesnės šiek tiek temos galima sugrįžti, kad vienas iš tų gerųjų ugdymo pavyzdžių, tai yra pradėjus verslą, po pusmečio prie manęs prisijungė partnerė mano, Monika Drigotienė. Ir turbūt mano didžiausias laimėjimas gyvenimo yra, kad mes darome šitą verslą kartu, nes jinai būtent buvo tas žmogus, kurią aš pastebėjau kaip be galo talentingą asmenybę ir ją labai daug investavau asmeninio laiko. Ir tikėjau, kad jinai gali tikrai labai stipriai išaukti ir tai įvyko. Ta konversija be galo stulbinančiai, fantastiškai, tikrai labai sėkminga ir mes dabar turime tą verslą kartu. Tai va čia tas ankstesnės mūsų temos pratęsimas, ar ne? Ir kalbant dabar grįžtant... Čia tobulėjimo, kad suteikiant užduotį, iššūkį, žmogų galima užsiauginti kaip partnerį. Kaip partnerį, taip. Tai yra turbūt pats nuostabiausias dalykas, koks tik tai gali būti. O grįžtant dabar prie to, ką paklausėte apie tuos tokius neprasmingus darbus, ar ne, tai vėlgi, jaunas verslas, kaip minėjau, visi darome viską ir iš tikrųjų nėra to pasiskirstimo, kad taip, netgi kaip padarai pardavimą ir gauni naują klientą, tai kas tą sutartį paruošia? Tai aš pati ir paruošiu ją. Tai yra normalu, aš manau, ar man tai patinka daryti? Labiau norėčiau, kad būtų žmogus, kuris už mane tai padarytų, bet vėlgi yra tam tikras įsibėgėjimo periodas, kai mes neturime to komforto kiekvienai funkcijai turėti žmogaus, ar ne? Tai tiesiog daug dalykų darome pačios. Ar tame yra prasmė? Manau, kad taip, nes vėlgi pasitikrini savo tas techninės žinias. Žiūri kartais, kad jau trūksta tam tikrų raštingumo kompiuterinio netgi įgūdžių, ar ne? Ir tokį savo meti iššūkį, nes kai ilgą laiką vadovavai kažkokiom padaliniam ar įmonėm, ar ne, tai vis tiek būdavo visada ta komanda, kur už tave padaro daug dalykų. Tai dabar tenka padaryti dalykus ir grįžti truputėlį žingsnelį atgal, bet tas yra labai gerai, nes mes vėl iš naujo atrandame, ar ne, tam tikrus kompetencijas, taip, ir ar tame labai matau didelę prasmę, kaip ir minėjau, norėčiau, kad kažkas už mane tai padarytų, bet tiesiog pasitikrinu, galbūt pamatau vietas, kur čia tikrai galime sutaupyti, nes tikrai galima kažkam nudeleguoti, o visgi kai kuriuos dalykus tikrai galiu pati pasidaryti, tai toks, ta prasmė konvertuojasi, taip. Aš dar galvoju, kad dalį dalykų, pavyzdžiui, iš mano pačios patirties, ką aš prisimenu darydavau, nes labai keitėsi tai, ką darydavau ten prieš 30 metų, tų dalykų aš tikrai dabar nebedarau, bet jeigu aš jau būčiau nepradėjusi daryti, jie nebūtų sukūrę to, kas yra dabar. Tai per visą tą, mano dabar tokia 30 metų SMK aukštoje mokykloje trajektorija, tos užduotis, kurias, aš nežinau, jos būtent labai įkvepiančios, bet jas reikėjo padaryti tam, kad susikurtų sistema, susikurtų kažkoks procesas, kad po to atsirastų žmonės, kurie toliau tą daro, ta veikla išsiplėtotų. Ir aš galvoju, kad čia yra, tada aš galiu galvoti, prasminga buvo man daryti tvarkaraščius, ten braižytos, nes be jų mes nebūtumėm galėję organizuoti proceso. Tai dalykus, kuriuos tiesiog reikia padaryti, mes galim pažvelgę atgal pamatyti, kad jeigu mes jų būtumėm nepadarę, nebūtumėm sukūrę to, kas yra dabar. Ir nepriklausomai nuo to, ar tau tai patiko ar nepatiko, yra dalykų, kuriuos tiesiog privalu padaryti. Ir aš galvoju, čia yra tas irgi prasmės tas kodas, sakykime, kad kai kurie dalykai jie tiesiog, mums labai dažnai mes patinka gerai, kad labai mes gyvenam tokioje hedonistinėje visuomenėje, viskas turi patikti, turim gerai jaustis, bet jeigu tu nori iš tiesų prasmingo darbo, prasmingo gyvenimo, aš manau, kad reikia tą turėti tikslą, iššūkį, tobulėjimą ir suprasti, kad kai kurios dalykus tiesiog reikia daryti, nes kitaip jie neatlikti nesukurs vertės, o prasmė ir vertė labai tarpusavę koreliuoja. Jeigu mes sukuriame vertę,
mes visuomet pamatysime tame prasme. Ne? O kaip vertę gali sukurti? Reikia kažką dirbti, daryti. Viena iš tokių aktualių temų ir mokslinėje literatūroje analizuoja tą prasmės tokią dirbtinį konstravimą, tai labiau čia tokia psichologinė, reiškia, paradigma, sakykime, kur galima įvairiom priemonėm psichologinio poveikio, ir tiesiog jos nėra blogos, jos yra tam tikros vis tiek technikos ir būdai, kaip galima gerinti psichologiškai aplinką, gerovę ir tokiu būdu motyvuoti. Yra tokia humanitarinė paradigma, kuri apskritai jau teiktų, kad prasmė egzistuoja savaime ir jos nereikia dirbtinai konstruoti. Ar jos kuri nors viena yra teisinga ir viena tik tai reikalinga ar ne, tikriausiai nėra kaip tos yin ir yang, kad ir to reikia. Ir kad reikia ir to prasmės esminio suvokimo, tai reiškia, kad vadovas turėtų atlikti tą rolę, parodydamas per vertybės, per būdus suvokti, ką mes tai darome, tikslo iškelimą, kas tai yra prasmė, tai jau čia toj humanitariniai perspektyvai, ir kurti tam tikras priemonės psichologinės motyvacijos, kurios labai populiarios. Ir čia visokie būdai, ir mokymai, ir kaučinimas, ir pokalbiai, kurios sukuria žmogui tą reikšmingumo pojūtį, psichologiškai šiek tiek nuramina, paveikia. Kaip pati galvojat ir iš savo patirties, kam labiau teikiat reikšmę, kokias labiau praktikas taikot, ar yra kažkas, kas labiau dominuoja jūsų pačios lyderystėje? Aš galvoju, kad turbūt, kaip ir pati paminėjot, Gabija, kad nėra turbūt vienos geros praktikos, ar ne, turbūt tai yra kažkokių gerųjų praktikų derinys, mišinys. Ir aš visada esu šalininkė, kad, sakykime, nueini į konferenciją, ar ne, girdime labai daug pranešimų įvairiausių. Ir niekada nežiūri kaip į kažkokią duotybę to vieno pranešimo, ar ne? Tu iš vieno pranešimo galbūt vieną mintį paėmėjai, iš kito kitą ir pasidarai savo tą gerą miksą. Tai vėlgi vadovo turbūt labai gera savybė ir būtent jisai turbūt yra tas lyderis, todėl kad jisai geba būtent tą įmonį pritaikyti tą gerųjų praktikų miksą. Tai aš taip turbūt atsakyčiau, kad aš visada buvau būtent šalininkė to gerojo mikso gerųjų praktikų, negu kaip tikrai esu mačius savo karjeroje, kai yra vadovas, sakykime, pasamdo kažkokį lektorių ir tada tai yra kažkokia dievybė tampa, ar ne? Kur viskas yra labai teisinga ir tik tai šitos mes metodikos dabar laikomės. Ir visgi eigoje kas paaiškėja, kad išsikvėpė tą, nes nėra... Išsikvėpė, kažkas nebūtent netobulai tiko šitai įmoniai, kažko pritrūko, tada ieškom naujo lektoriaus, ar ne, ir vėl keliaujam tuo keliu. Bet tada gebėti, kad gerai, galbūt iš tiesų tai yra puikus lektorius ir puikia metodika, bet žiūrėkim, sėdėkim kartu, adaptuokim ir padarykime tai būtent tą įmonei skirtą metodiką. Ir čia aš manau svarbų momentą paminėti, Vilma, kad tas prasmės naratyvas organizacijoje, jis turi gimti iš organizacijos. Jis negali būti primestas iš kažkokio ateinančio vien tik tai lektoriaus, kuris atneša savo kažkokį, svetimą, nori įnešti svetimas vertybės ar tikėjimą ir šito užkrėsti visus. O visa tai gimsta iš pačios organizacijos vidaus. Ir gal net aš ir pati savo organizacijose gal matau tokį vis tik pasidalintos lyderystės bruožą, kai keletas, ir pas jūs sako, yra keletas vadovų ir pas mus mes nesame, kad vienas vadovas ir viską vienodai darom. Ir tuomet mes turėdami šiek tiek skirtingas vertybės, šiek tiek skirtingus būdo bruožus patys kaip žmonės, galime kurti tokį vieningą kolektyvinį prasmės suvokimą. Tai reiškia, kad mes
būdami šiek tiek skirtingi, galime sukurti vieningą, tokį kolektyvinę prasmės pajautą organizaciją. Ir čia aš galvoju, tame irgi yra pats organizacijų vystymosi grožis, kai mes galime suderinti skirtingus dalykus ir sukonstruoti tai, kas visiems, kad dėl tam tikrų dalykų mes visi sutarėme, kad tai mums iš tiesų yra kažkas vieningo ir bendro. Mes čia apie darbus daug kalbam, ar ne, Vilma, kadangi tokios čia dalinamės praktikai, yra abidvi lyderės ir norim toliau dalykus daryti ir statyti pastatus ir projektus kurti. Pakalbėkime apie gyvenimą ir prasmę gyvenime, ar ne, vis tik. Ir ar pačiai, Vilma, taip paminėt tą tokį artėjimą prie jubiliejaus to buvusio, ar ne? Ar gyvenimo prasmė jums per laiką kažkaip keitėsi ir ką jūs dabar šiandieną galėtumėte įvardinti, kas jums yra gyvenimo prasmė? Tai gyvenimo prasmė turbūt, jeigu mes kalbame ne apie darbą ir paliekame tai nuošalyje, tai visų pirma yra turbūt šeima, tvirta šeima ir šeimos visas buvimas kartu, tai, ką šeimoje žmonės vieni kitiem duoda, kokį džiaugsmą gali suteikti, ar ne? Ir aš manau, kad tai yra pagrindas, nuo ko mes turime atsispirti gyvenime. Ir kai šeimoje yra viskas gerai, aš turėjau matematikos mokytoją mokykloje, kur mes visi buvom tada paaugliai ir jinai buvo 3 vaikų mama, beje, tikrai labai turėjo tvirtą ir laimingą šeimą. Ir jinai mums per matematikos pamokas dažnai, beveik kiekvieną pamoką pasakydavo: vaikai, žinokit, tikroji prasmė ir tikroji laimė yra šeimoje. Ir mes, aišku, visi ten haha, niekas nesuprato, apie ką čia jinai kalba, net pašiepdavo. Bet aš dabar taip dažnai prisimenu jos tą frazę ir galiu tik tai paantrinti, kad jeigu šeimoje yra viskas gerai, tu jautiesi laimingas, jauti pilnatvę, tai turbūt ir visos kitos aplinkui veiklos susidėlioja sėkmingos, teikiančios pilnatvę ir ta prasmė turbūt yra nedaloma. Taip turėtų būti turbūt geriausiai tuo atveju, kada yra šeimoje viskas gerai, tavo profesiniai veikloje gerai, tavo kitose veiklose, kurių mes kiekvienas turime, ar ne. Aš, pavyzdžiui, sportuoju, žaidžiu tinklinį. Tai ten turi būti irgi viskas pilnatvė, laimė ir tada tu jauti tą visą gyvenimo prasmę ir pilnatvę kiekvieną dieną. Tai nėra dalomas dalykas, turbūt negalima jų atskirti, aš taip galvoju. Taip. Ir matyt, tas čia byloja pavyzdžiai, ne, kad ir matematikos mokytojai, ir jums prasmės suvokimas arba prasmė formuojasi per kažkokius kiekvienam asmeniškai svarbius dalykus, kurie jo gyvenime sukuria tą prasmės lauką. O kitam žmogui, ir čia pasireiškia prasmės individualizavimas, gyvenimo prasmės visai kitaip gali dėliotis, ar ne? Prasmingas gyvenimas yra tam tikras, aš vis tik labiau individualizuotai žiūriu per save, per savosios misijos išpildymą. Tai yra, ką aš galiu sukurti, atlikti, kokia yra mano tos misijos išpildymas, kad jeigu aš ją galėčiau geriausiai išpildyti, tai tada man tai būtų prasmingas gyvenimas. Ir čia labai challenginantis yra dalykas, bet kaip žmonės mes esam susijęti ir matyt kiekvienas individualiai ieškodami kuriame kažkokį bendrą kolektyvinį prasmės kodą. Vilma, o gal kažką galėtumėt iš savo pusės dar palinkėti tiem žiūrovam, kurie mus žiūri? Tikiuosi, kad jiems irgi kyla kokie nors prasmės klausimai, kurie, nežinau, kodėl jie man dabar galvoja, ar čia irgi amžiaus tokia krizė, kaip nepriklausomai nuo, lyties kyla, kodėl aš pati taip labai apie tai pradėjau ieškoti, bet matyt, kad ne vienam žmogui tai tikrai tampa aktualu. Gal pati galėtumėt kažkokį patarimą ar pasidalinimą žmonėms, kurie jaučiasi praradę prasmę, ar galvoja, kažkoks beprasmis gyvenimas, čia visokios geopolitinės įtampos ir visa kita. Žmonėm, kurie praranda prasmę, ką galėtumėt patarti iš savo pusės? Aš manau, kad kiekvieno mūsų laimė, sėkmė ir prasmingo gyvenimo turbūt ieškojimai slypi mumise pačiuose, ar ne?
ir priklauso nuo mūsų. Ir labai dažnai, kai sako, kad aš ten nelaimingas ar ten, nežinau, nematau prasmės gyvenimo, aš visada užduodu klausimą, o ką tu padarai, kad tu būtum laimingas? Kokius iššūkius, vat kaip ir pati minė, ar ne, kad man iššūkis visą laiką ten tobulėti, kurti kažką naujo, ar ne? Tai ką padarai? Aš visą laiką tikiu, kad ką tu įdėjai, tą tu gausi. Ir jeigu tu nori būti sėkmingu, tu nori eiti į priekį ir nuolat tobulėjai, nuolat investuoji save, mokaisi, tai ta sėkmė tiesiog ateis, nes visas tada pasaulis padeda tau pasiekti tą sėkmę. Nes tu pats nori to, tu pats inicijuoji savo kilimą aukštyn, sakykim taip, ar ne? Ir jeigu tu sėdėsi ir lauksi, kad kažkokia galimybė tau nukris, taip, gali būti, kad jinai nukris, bet turbūt jinai nukrenta 1 iš 1000. Bet tik tiems, kurie gaudo. Arba tiems, kuriem gaudo, taip. Čia yra veiksmas, jos nekrenta į apatiškas rankas. Visiškai pritariu. Ir jeigu tu esi būtent tas aktyvus, kur ieškai tų galimybių, na taip, nepasisekė, tu atsikeli, eini vis tiek į priekį, tai tiesiog pasaulis yra geras. Aš tai tikiu, kad žmonės yra tie, kurie nori tau padėti ir jeigu tu prašai tos pagalbos, jeigu tu parodai iniciatyvą, tai visada sulaukiu aš, pavyzdžiui, grįžtamojo ryšio. Ir nebūna taip, kad kažkas tai, nežinau, tave ar atstumia, kai prašai pagalbos. Tai tiesiog. Ir tada tai yra apsikeitimas, tai yra mainai gyvenime visada vyksta, ar ne? Kažkam tu padėjai, kažkas tau padėjo. Ir va taip viskas po truputėlį mesgasi gyvenime ir tau visas pasaulis, kaip minėjau, padeda pasiekti tavo sėkmę. Taigi pasakyti, kad prasmė priklauso, mūsų prasmė gyvenimo priklauso nuo kažko ir yra kažkieno rankose, yra neteisinga. Taigi, mielieji, jeigu norite rasti tą prasmę, padarykite tą indėlį, investuokite į savo laimingą gyvenimą ir jisai, žinokit, netrukus tikrai ateis. Ir nebūtina vaikyti sėkmės. Visa tai, kas vyksta, gali būti ir kažkokios nesėkmės, nes iš visko mes galim pasimokyti ir bet kokia nesėkmė veda tobulėjimo keliu. Ir galų gale sėkmių ir nesėkmių ruožas yra kiekvienam mums būdingas. Mes nei vienas negali gyventi tik sėkmės ruože arba tik nesėkmės ruože. Jie visko ten gali būti. Bet netingint, ar ne, kaip sakėm, ir jeigu yra galimybės, jas reikia gaudyti, jeigu reikia pagalbos, reikia jos prašyti. Mes esame kaip žmonės sutverti veikimui, judesiui. Ne apatijai, ne stagnacijai, nes gyvenimas yra tėkmė, gyvenimas yra kūryba. Ir tuomet, kai mes aktyviai veikiam, kai mes nebijome, kai esame drąsūs, priimti ir iššūkį, ir leistis į tobulėjimo kelionę. Galų gale kiekviena kelionė turi tam tikrą užmanimą ir prasminį kodą. Jį iškoduoti, surasti prasmės raktą reikia veiksmo. Todėl dėkoju tiems, kurie žiūrite Prasmės alchemijos laidas, ieškote prasmės kartu su manimi ir mano pašnekovais. Aš Gabija Skučaitė, šiandien kalbinau Vilmą Bružienę, nuostabią moterį, lyderį ir to pačiu Town Projects projektų, nekilnojamo turto projektų įmonės savininkę ir lyderę. Ačiū Jums, kurie žiūrėjot. Linkiu Jums prasmės paieškų ir prasmingo gyvenimo. Iki.